Sveiki, gerbiamas Baly. Labas. Malonu šiandien pasėdėti Sereikiškių parkelį. Kokia buvo jūsų vaikystė? Mano vaikystė buvo, turbūt kaip ir pas daugelį, graži, šviesi ir smagi. Pašėlęs buvote ar toks ramesnis? Tai manau, kad tikrai, kad pašėlęs. O dabar kaip? Dabar, irgi, principė, tas ir liko. Manau, kad kaip ir pas visus daugelį, pas mus yra vis tiek, viduje tai mes visi esam vaikai, tik tai kiek sugebam metams bėgant tą vaiką prislopinti, užgniaužti ar dar, tai aš manau, kad aš tikrai savyje išsaugojęs dar tą vaiką. Jūsų toksai labai lietuviškas vardas, Balys. Kaip jisai, gal istoriją jo žinot? Jo, jeigu konkrečiai mano atveju, tai šio vardo istorija yra tokia, kad mano prosenelis, du proseneliai, tiek iš mamos pusės, tiek iš tėčio buvo Baliai. Ir taip gavosi, kad susiklostė savotiška tradicija, nes aš dabar savo sūnui daviau Antano vardą, kuris buvo mano senelis, ir gaunasi, kad mano prosenelis, mano Balio prosenelis yra Balys, du proseneliai, o mano sūnaus Antano, jo prosenelis yra Antanas. Toks kažkoks savotiškas tęstinumas, taip. O šio vardo, kiek aš domėjausi, yra kilmė, tai čia netgi, sakykime, trumpinys nuo Boleslovas, nuo slaviško vardo, ir jo, kaip rašo knygose, sudurtinis iš dviejų žodžių, tai bolė slavai, tai reiškia daugiau šlovės. Baly, kada sąmoningai suvokėte, kad norite būti aktoriumi? Kaip tai atėjo? Tai atėjo natūraliai, nes iš esmės aš daug esu praleidęs teatre nuo vaikystės. Nepaslaptis, kad mano ir tėtis, ir mama yra aktoriai ir tikrai tekdavo daug praleisti teatro ir užkulisiuose, ir gastrolėse, ir dar. Ir kaip aš matau dabar, kad tas teatras man nebuvo realiai vėliau kažkokia tai mistinė vieta, kuri galbūt yra daugeliui, kurie ateina, sakykime, stoja į šią profesiją dar, siekdami pažinti, kaip ten tie užkulisiai, sakykime, koks ten tas gyvenimas. Tai aš jį, kaip ir mačiau, natūralus man buvo toksai tas reiškinys. Čia nebuvo, kad iš tėvų visi, jeigu iš kartos eina, kad įtaka? Ne, tai dažniausiai, kad visi tėvai, aktoriai nenori, kad jų vaikai būtų. Iš dalies, jų galima suprasti jų tą netgi. O kodėl nenori? Dėl to, kad kaip šita aktorinio, sakykime, profesija, jinai yra lyg tai daugelis, kas ją įsivaizduoja, kad kažkokia jinai yra, per kažkokius rožinius akinius ją yra žiūrima, idealizuojama, gal kad atrodo, kad čia viskas taip kažkaip, Kada pirmą kartą išėjote į profesionalią sceną? Koks jausmas, įspūdžiai? Pirmą kartą aš išėjau, jeigu taip galima pavadinti, bet taip, tai buvo, kiek tai sąmoningai, ten aš nežinau, tai buvo berods gal 4 klasėje. Tai buvo ten, ir tai buvo jaunimo teatre, buvo toksai spektaklis Nekrošiaus, ilga kaip šimtmečiai diena. Ir ten tiesiog, reikėjo ten dviejų vaikų, kurie ten, aš nežinau, ir ten jau tas spektaklis, kadangi ėjo ten ne vienus metus, tai tos vaikų kartos jau vis užaugdavo ir keisdavosi. Ir vienu momentu kažkaip gavosi taip, kad ir aš, ir dar tenai tas kitas vaikas buvo mano kursiokas ir dabar kolega Jokūbas Bareikis. Tai mes tada, toks ten buvo išėjimas, nes aš dabar net neatsimenu, ką ten reikėjo būti, kažkur manęs atsimenu, ten ant kažkokio pagalio nešė, ant kopėčių reikėjo lipti, tokie, tie prisiminimai, bet iš to yra kitas prisiminimas, kad tais laikais dar buvo berods,
net nepaskelbta Lietuvos nepriklausomybė, bet jau ten, tai tais laikais mes buvom išvažiavę gastrolių į užsienį, į Suomiją. Tais laikais? Tai, taip, toj 3-4 klasė. Tai ten paliko tokį įspūdį, kad pamatėme mes to jau kitokio truputėlį kažkaip ten pasaulio, kad Iš kur semėtės inspiracijos? Tai gyvenimas. Gyvenimas įkvėpia ir visi jeigu aš žinočiau konkrečiai kas, tai galbūt aš tik tai tuo, tik tai tuo ir tą apsikabinęs tą įkvėpimo šaltinį jį ten ir nešiočiaus. Bet įkvėpia, nežinau, daug dalykų visokių. Knygos, filmai, internetas, bendravimas, stebėjimas, buvimas, dabar daug laiko praleidžiu su sūnum savo, buvimas su vaiku, su jaunais žmonėm bendravimas. Kad aš 3 metus jau dėstau kolegijoje ir man grinai įdomu matyti, netitrūkti, tas irgi man atrodo labai svarbu nuo jaunimo, matyti, kuo jie gyvena, kaip jie reaguoja ir refleksuoja į tam tikrus dalykus. Tai aš nežinau. Ką dėstote jaunimui? Tai kolegijoje yra, reiškia, pramoginio scenos meno surinktas kursas ir Rimantas Bagdzevičius pakvietė mane su juo kartu ten dėstyti. Tas dalykas, kurį mes dėstom, įvardintas kaip aktorinis, bet aš gal nepavadinčiau, aš tiesiog dalinuosi savo patirtimi, kurią aš turiu, tai įeina ir improvizacija ir sukaupti aktoriniai dalykai, bet aš manau, kad tai ir man labai toksai, dėl ko aš ten, pavyzdžiui, sutikau, kad prisiverti tada prisiminti irgi tos jau, kai nusivalyti dulkes nuo kai kurių dalykų, kur aš akademijoje ten teko mokytis, ar dar tiesiog per tam tikrą metų laiką kažkas apdulkėja, kažkas nusimeta kažkur toliau ir čia tokia puikia galimybė ir pačiam kartu mokytis ir dalintis su kitais savo kažkokią sukauptą patirtimi. Improvizacijos teatras, kitas kampas. Ar jisai egzistuoja ir asmeninėme jūsų gyvenime? Aš manau, kad egzistuoja, nes improvizacija tikrai užima tokią tikrai nemažą ir didelę dalį mano gyvenime, nes jinai kaip pats žanras man jis labai yra artimas ir įdomus. Kodėl, netgi pasakysiu, nes, pavyzdžiui, jeigu teatre, sakykim, tai kol tu sukuri spektaklį, vaidini, tai yra ilgas procesas, įdirbio, laiko, sąnaudų, visko, kur tu ir po to tu net nežinai iki galo, niekada nesitikras, koks ten gausis rezultatas, kaip ten viskas susiklostys. O improvizacijoje tas ir žavi, kad viskas vyksta čia dabar. Gal turit kokių prisiminimų linksmų iš kito kampo improvizacijų? Visas kitas kampas yra kaip didelis ir nesibaigiantis net ne prisiminimas, o vyksmas, nes jo dar prisiminti tai kažką mes prisimenam, kas jau buvo seniai ir tai. O čia dabar dar jis vis dar vyksta, jau 5 metai, kai mes jau kaip kitas kampas yra 5 metai, tai dar... Kiek dar laiko žadate tęsti pats? Aš nežinau, kiek bus įdomu ir kiek sugebėsim keistis ir išsilaikyti. Turiu omeny kūrybiškai išsilaikyti. Koks yra jūsų gyvenimo kredo? Mano gyvenimo kredo? Turbūt, kad ne visada reikia per rimtai žiūrėti rimtus dalykus, nes rimtuose dalykuose yra ir į juos reiktų žiūrėti irgi su dalele humoro, ironijos, kažkokios, nežinau. Linksmiausias gyvenimo nuotykis? Pastaruoju metu tai vienareikšmiškai mano gyvenimo tokį vadinčiau įvykis, tai yra sūnaus gimimas, kuris tikrai kažkokiu
atnešė tokio kažkokio, nu, ramybės, aiškumo kažkokio tokio ir kartu jis, galima sakyti, kad ir linksmiausias, nes tikrai iš to įvykio pasiekoje dabar, nu, daug ir linksmumo ir visko būna. Ir paskutinis klausimas. Jūsų palinkėjimas būsimiems aktoriams. Aktoriams tai turbūt būtų palinkėjimas tikėt, ką darai, nes tikėt, ką darai ir stengtis iš to turėti malonumą, nes čia, manau, viena iš pagrindinių sąlygų yra, nežinau. Nes jeigu tau pačiam neįdomu, tai bus neįdomu ir kitiems. Ačiū Baly už nuostabų pokalbį pietų ir linkime sėkmės. Dėkui. Ačiū.